Ketvirta dalis. 24 metų kovo 19 diena. Antradienis. Saulės paliesta. Antradienio rytą leidau savo pabusti vėliau. Norėjosi lėto tempo, be skubėjimo, be planų. Tiesiog būti. Pusryčioms, kaip mažą dovaną savo, parsinešiau korneto su šokolado įdaru iš netoliese esančios kavinės. Priminė kruasaną, bet buvo dar švelnesnis, saldesnis. Paskutinis kąsnis beveik per saldus, bet vis tiek malonus. Ruošdamasi vonios kambaryje, pajutau, kaip kūnas tyliai pasiilgsta saulės. Atsirado noras nueiti prie jūros, ne dėl kažko konkretaus, tiesiog pabūti ten. Žadėjau papasakoti apie Helijų. Dabar jaučiu, kad atėjo tinkamas laikas supažindinti ir tave su šia sąmonė, kuri man tapo gyvų vidinių palydovu. Apie jį sužinojau likus maždaug mėnesių iki kelionės. Projekto Išsigrynink tiesą savyje bendraminčių susitikime išjautėme, kad į Janos Marijos kanalą jungiasi nauja kosminė sąmonė Helijus. Merginos išsiaiškino, kad jis susijęs su Saule. Ta akimirka, kai išgirdau jo vardą, manyje kažkas atpažino. Ne iš išorės, o iš vidaus. Pajutau, kad tai ne nauja būtybė, o seniai pažįstamas mano negimęs brolis. Savo brolį, kuris turėjo gimti prieš mane, buvau pajautusi dar anksčiau per asmeninę gyvą sesiją. Tuomet vidinėmis akimis išvydau jį su karūna, ne kaip valdžios ženklą, o kaip šviesos autoritetą. Jis pasakė, kad aprodys man mūsų karalystę. Tie žodžiai nebuvo metafora, jie buvo pažadas, kurį pajutau visų savo sąmonės lauku, kurie vėliau išsipildė šioje kelionėje. Nuo tos akimirkos iki pat kelionės buvau sutelkusi į Helijų dėmesį. Jausdavau, kaip subtiliai komunikuojame ne žodžiais, o vibracija per danguje šviečiančią saulę. Saulė man tapo ne tik šviesos šaltiniu, bet ir Helijaus veidu jo buvimo ženklu. Jau kelis kartus mačiau žmones, tai darančius įvairiose salos vietose. Šį kartą pasirinkau uolas ant vandens, į kurias vedė metaliniai laiptai. Žmonių buvo nedaug, tik keli tylūs saulės garbintojai. Atsisėdau ant įkaitusių akmens, pusiau išsirengusi ir pradėjau šildytis. Saulė glostė odą, o aš vis labiau nirau į pasimėgavimą. Nuostabūs vaizdai, jūros kvapas, švelnus bangų garsas ir šiluma kūne susiliejo į vieną pojūtį. Momentais atrodė, kad flirtuoju su pačia saulė, galinga gyva sąmonė. Išbuvau neilgai. Kaip tikra šiaurietė, nepratusi prie kaitros, greitai pajutau, kad saulė ima varginti. Atsivesinau įmerkusi kojas į vėsų jūros vandenį. Tas trumpas prisilietimas prie gaivos buvo kaip atokvėpis. Nuo jūros panirau į senamiestį. Ten, kur gatvės siūlė šešėlį, o pastatų tyla kvietė lėtai eiti. Ieškojau, kur prisėsti pavalgyti, nes alkis jau tyliai priminė apie save. Prisėdau lauke po plačiai išsiskleidusią palmę, pietums sočios salotos ir citrino limonadas. Gaivu ir paprasta. Grįžusi į butą, kiek pailsėjusi ir atsigaivinusi, pajutau aišku norą likusiam pusdieniui vykti į Noto. Tarsi vidinės balsas tyliai pasakė, laikas judėti toliau. Kelionė autobusu truko nepilną valandą, keleivių buvo vos 4, pro langą slinko kalnai, žali laukai, jūros blyksniai. Karštis spaudė, bet vaizdai ramino. Noto miestas ant Iblėjos kalnų, pietų Sicilijoje, karališkas ne tik dėl istorijos, bet ir dėl architektūros didybės. Po 1693 metų žemės drebėjimo miestas buvo atstatytas laikantis idealaus miesto koncepcijos, įkvėptos aristokratijos ir religijos svarbos. Dėl to Noto alsuoja didingumu. Senamiestis tikras baroko perlas, įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.
Elegantiški pastatai, plačios gatvės, šilta Sicilijos atmosfera. Daug keliautojų ir rašytojų apibūdina Noto kaip miestą pastatytą šviesoje. Jo architektūra ir atmosfera sukuria jausmą, kad pats miestas yra saulės šventovė. Jau vakarėjant įžengiau į senamiestį pro Porta Reale. Ne tik karališkuosius vartus, bet ir šviesos portalą kviečianti peržengti ribą tarp išorinio pasaulio ir vidinio virsmo. Pirmasis objektas – bažnyčia San Francesco al Immacolata. Itališkai Šventojo Pranciškaus bažnyčia nekaltajai mergeliai. Į ją vedė aukšti laiptai. Lipdama jaučiau, kaip kažkas manyje keičiasi, lyg būtų tylus pasiruošimas. Šios šventovės jausmas priminė vienuolynus aukštai kalnuose, kur man dar neteko būti. Viduje mano žvilgsnį traukė šventosios dvasios balandis, o virš altoriaus nuostabaus grožio Marijos skulptūra. Bažnyčios baltumas, erdvė, ramybė, viskas kvepavo šventumu. Pagrindinė gatvė jau toliau gilyn į Saulės miestą. Man jį taip norisi vadinti dėl Noto statinių spalvos iš auksinio kalkakmenio, kuris saulėje švyti šiltu medaus atspalviu. Tuomet, kai saulė leidžiasi, Noto atrodo tarsi išlietas iš šviesos. Priėjau didingą Noto katedrą, iškilusią miesto centre kaip šviesos šventę. Jos monumentalumą dar labiau pabrėžė laiptai, tarsi pakopa į aukštesnę sąmonės būseną. Užlipusi atsistojau prie įspūdingų dviverių durų. Susitelkusi pajutau srautą per stuburą, energija kilo aukštyn. Stovėjau kaip karalienė Liucija, ne iš išorės, o iš vidaus, pasiruošusiai žengti į šventovę, kuri kalba ne sienomis, o vibracija. Saulė švietė stipriai iš kairės, ne tik šilidama, bet tarsi sąmoningai palaikydama, vesdama, pripažindama. Jo šviesa buvo kaip patvirtinimas. Tu esi pasiruošusi. Šventovės viduje maloniai nustebino koplytėlė skirta šventajam Korado, mielam senam vienuoliui su barzda. Jis iškart priminė vakarykštį kapitono Korado. Šyptelėjau, gyvenimas moka žaisti simboliais. Ar tai tik sutapimas, ar subtilus ženklas, kad viskas susiję giliau, nei matome. Atsisėdau kaip galėdama arčiau altoriaus. Iš dešinės sostas, virš galvos aukštas centrinis kupolas, pajutusi impulsą nusieviau batus. Basomis kojomis liečiausi prie šiltų marmurinių grindų, tarsi norėdama susilieti su šventovės širdimi. Už manęs visą tą laiką sėdėjo vyras, tylus stebėtojas, lyg liudininkas. Man pavyko susitelkti, ėjo stiprus srautai, be vaizdinių, bet kupini jėgos. Nuėjau į katedros kairėje pusę. Tiesiog pasižiūrėti dar vieną koplytėlę. Tai pasirodė esanti ypatingo grožio vieta. Iš šonų stovėjo balti angelai, o virš altoriaus akis trikampyje, iš kurios sklido spinduliai tarsi iš auksinės saulės. Aukščiau žydras kupolas su žvaigždėmis, primenantis dangų virš šventovės. Netikėtai iš akių ištryško ašaros, tarsi patvirtinimas. Vidiniu pajautimu atpažinau galios vietą. Kojos pačios sulinko ir aš atsiklaupiau. Ta akimirka įvyko vidinė aktyvacija, tarsi senas, bet gyvas ryšys būtų vėl pažadintas. Pajutau, kaip susijungiu su šios vietos energijomis, tarsi nematomų palaiminimų, kuris sklido ne iš išorės, o iš mano pačios esmės. Delnuose pradėjo tekėti šviesa, lengva, švelni, gyva, ji kilo iš vidaus, iš sielos gelmių, kur slypi amžinas šviesos šaltinis. Tai buvo ne tik susijungimas, tai buvo prisiminimo ir galios sugrįžimo momentas. Siela palieka energetinį pėdsaką tuose vietose, kur praeituose gyvenimuose gyveno. Ir kai grįžtame į tokias vietas, galime susigrąžinti savo jėgą, aktyvuoti senus prisiminimus, pažadinti tai, kas buvo užmigę. Taigi aš grįžau ten, kur mano energija jau buvo veikusi ir ši vieta mane atpažino, kaip aš atpažinau ją. Eidama ilgų takų link išėjimo,
Iš pakylėjimo būsenos nebejaučiau kojų. Lyg sklęsčiau, kūnas tapo lengvas, tarsi išnykęs, o sąmonė išsiplėtusi. Vieną akimirką pamačiau save su balta ilga suknelė. Ji nebuvo tik drabužis, tai buvo mano esybės išraiška. Išėjau iš katedros kaip įšventinta, įgalinta karalienė Liucija. Tai nebuvo titulas. Tai buvo būsena, kuri manyje subrendo, buvo pripažinta ir įtvirtinta. Tai buvo sugrįžimas į save, į tą, kuri visada buvau, bet buvau pamiršusi. Man būnant katedroje tinkamais momentais suskambėdavo varpai, tarsi šventi ženklai, tarsi pati šventovė kalbėtų su manimi, patvirtindama vykusi procesą. Kiekvienas dūžis buvo tarsi sielos atgarsis sakantis: taip, tu grįžai. Juokinga, bet tuo metu mane su smalsumu ir šypsena stebėjo keistos išvaizdos katedros darbuotojas. Lyg liudytų tai, kas įvyko. Lyg matytų žemišką stebuklą, kurio pats galbūt nesuprato, bet jautė. Kai išėjau į lauką, mane pasitiko ryškiai besileidžianti saulė. Oranžinė, žemai kabanti, apšvietė mane savo auksinė šviesa. Ji nebuvo tik dangaus kūnas, ji buvo sąmonė, gyva, kviečianti, pažįstanti mane giliau nei žodžiai. Nebejaučiau abejonių, tai buvo Helijus. Jo šviesa ne tik šildė, jį kalbėjo, tarsi švelniai liestų mano vidų, primindama kažką seniai žinoma. Buvo jautru ir gera, troškau ištiesti jį rankas ir apsikabinti. Ne iš ilgesio, o iš atpažinimo. Pakėliau tik dešinę, kairėje liko telefonas. Įamžinau tą akimirką ir jausmą ne tam, kad prisiminčiau, tam, kad paliudyčiau. Gavusi bilietą nuėjau į kitą bažnyčią, San Karlo. Ten ruošėsi šventei, dainavo skautai, vyravo juokas, lengvas chaosas ir tame chaose gyvybė, šventumas be rimties, džiaugsmas be taisyklių. Užlipau siaurais laiptukais į bokštą, atsivėrė nuostabus vaizdas. Saulė leidosi ne tik fiziškai, bet tarsi nusileido į mano širdį. Varpai viršuje galingai paskelbė žinią. Buvo dar 2 merginos liudytojos. Jaučiau, kaip per mane šviesos stulpas kyla iš žemės į kosmosą, įmaterintą pirmapradžio šaltinio grynoji energija. Garsiai pasakiau: aš esu karalienė Liucija, šviesos nešėja. Ir ta akimirka tai nebuvo tik žodžiai, tai buvo prisiminimas, kas iš tiesų buvau ir tebesu. Sicilija mane pažadino, sugrįžau į senovinį spinduliavimo tašką, kur susilieja atminties linijos. Ten, kur mano esybė prisiminė save. Tęsiau ekskursiją po temstantį Noto senamiestį. Rimtoji dalis jau buvo atlikta, tad dabar galėjau tiesiog mėgautis. Apsilankiau puošniuose Noto statiniuose, kuriuose kiekviena detalė kvepavo elegancija. Ėjau raudonais kilimais. Teatre, rūmuose, miesto tarybos salėje. Lubos puošėsi freskomis, sienos spindėjo auksu, o kiekvienas kampas pasakojo savo istoriją. Prabanga ir menas čia neslėpėsi, o kvietė pasimėgauti, tarsi laikas būtų sustojęs tam, kad galėčiau jį paragauti. Po Nikolaki di Viladorada rūmus 18 amžiuje pastatytus, kaip Nikolaki šeimos rezidencija, vaikščiojau beveik viena. Salės buvo viena už kitą gražesnės. Lauke temo, o rūmų tyla leido mėgautis kiekvienu žvilgsniu. Išėjus į balkoną dekoruotą mitologinių gyvūnų motyvai sustojau. Priešais atsivėrė apšviestas senamiestis, šiltas, jaukus, tarsi pasipuošęs vakarui. Danguje pasirodė mėnulis šviesus, ramus, lyg pasveikintų mane su šia ypatinga diena. Užkandusi nedidelėme restoranėlyje, nuėjau į stotelę laukti autobuso. Viduje buvo ramu, nors protas vis šnabždėjo abejonės, ar vėluojantis autobusas tikrai atvažiuos. Pūtė vėjas, o aš sėdėjau šalia mielos vyresnių italų poros. Mes kartu stebėjome, kas vyko priešais esančios bažnyčios kieme. Išėjo iškilminga procesija, šventiška, gyva, kupina giesmių ir fejerverkų. Pasirodo, tą dieną vyko Švento Juozapo šventė Festa di San Giuseppe. Buvo gera ir jautru. Šventas Juozapas, šeimos ir tėvų globėjas,
Todėl Italijoje ši diena dažnai sutampa su tėvo diena. Pajutau, kad ir tai nebuvo atsitiktinumas. Galbūt tai susijęs su mano tėčiu Petru ir krikštatėviu Juozu. Jie, kaip susitarę, iškeliavo į kitą pasaulį prieš porą mėnesių. Ta akimirką pajutau, lyg gaučiau jų palaiminimą, lyg jie tyliai sakytų, mes esame su tavimi, tu eini teisingų kelių. Grįžau greičiau nei tikėjausi, nors autobusas buvo senas, kelionė tarsi paspartėjo, lyg pati visata būtų norėjusi, kad kuo greičiau sugrįžčiau. Parėjusi namo apsivilkau savo šventinę, žydrą, ilgą suknelę, tą vienintelį vakarą ją dėvėjau per visą kelionę. Ji nebuvo tik drabužis, tai buvo apeiginis rūbas, sukurtas mano artimos draugės Saulės. Ant nugaros jos piešta deivė, šviesos nešėja, tarytum mano pačios vidinio kelio globėja. Viduje tvyrojo šventė. Ne išorėje, ne mieste, bet manyje. Šį kartą nesinorėjo niekur eiti. Pavakarieniavau namuose ramiai dėkingai. Vis dėlto trumpam išėjau pasivaikščioti. Ortidžija buvo tamsi ir tuščia, tarsi pati žemė ilsėtųsi. Grįžau jau fiziškai pavargusi. Tad nusprendžiau kuo greičiau nusiprausti ir eiti ilsėtis į lovą. Besiprausiant vonios kambaryje, apėmė keistas, bet švelnus jausmas. Lyg pro duris įeitų mano dieviškas mylimasis, o gal net Helijus. Sunku buvo įvardinti, tai nebuvo fizinis buvimas, bet subtilus, širdimi jaučiamas artumas. Lyg laikas ir erdvė trumpam išsiskleidė, kad leistų mums susitikti. Eidama į miegamąjį akimirką sustojau, pamačiau savo didelę lovą ir pajutau. Tai mylimųjų guolis, esu laukiama, kad būtų atliktas meilės aktas, ritualas, tarytum svarbi proceso dalis. Tai nebuvo geismas, o šventa jungtis, kvietimas į sąmonės susiliejimą. Atsigulus į lovą pajutau stiprų troškimą sapnuose miego metu būti kartu su Helijum. Kūne pradėjo tekėti energijos. Mano jonį visa pačia tarytum įsižiebė šviesa. Tai buvo be galo malonus, subtilus jausmas. Energijos kėliau į šaltinį pačią sąmonės versmę. Kosminis orgazmas nuvilnijo kūnu. Palaima, įžemintas dieviškumas, tarsi pati visata būtų įkvėpusi man gyvybės iš naujo. Įvyko mano pačios sąmonės pirminių energijų, vyriško ir moteriško aspektų. Helijaus ir Liucijos apsijungimas. Tai buvo ne tik susitikimas, bet ir sugrįžimas į save. Pagaliau pasijutau susijungusi su savimi, tikrąją, vientisą, įsigalinusią, ne kaip idėja, o kaip gyva patirtis. Ilsėjausi, nors viduje tebejaučiau stiprias energijas. Jos neslopino, o laikė mane švelniai, kaip lopšys, kuriame gimsta nauja sąmonės forma. Ačiū, kad klausėtės šios dalies. Jei ji palietė jūsų širdį, pasidalinkite su savo artimaisiais. O jei norite, galite atsisiųsti mano e-knygą ir perskaityti ją patys. Tegul žodžiai keliauja toliau.